saulėtą vasaros rytą važiuojam patikrinti keletą laukų, nes jau kažkiek tai nukulta yra. Ir ten 44 metais vyko tankų mūšiai, bent jau T-34-85 kalibro, tai tikrai buvo pamuštas ir susprogdintas. Esam ten radę fragmentų to tanko, pasižiūrėsim, gal bus sėkminga diena. Ką, sulaukiam vakaro, biškutį oras vėsesnis, bandysim paieškoti tokią puikią progą. Čia tankų mūšiai vyko Gruzdiškės laukuose ir kaip tik šiandien buvom sutikę ūkininkus, leido šitam lauke mum ieškoti, žodžiu su leidimais savo. Ir gerą nuotaiką mes pasižiūrėsim, gal kažką tai įdomaus rasim. Žodžiu, sugrįžom šviesių paros metu, karštis šiek tiek praėjo, puikus oras ir šarvo lakštas irgi toks nemažas, neeilinis, ne kasdieninis vis dėlto, reikia pripažinti. Tai dabar žiūrėsim, kaip čia mums seksis. Jį pakelti ir į kūzavą merštą kažkaip bandysime jį pakraut. Po biškutį pradėjom judinti, ne taip storas, čia 30 mm. Tie dankratai jie visada gerai suveikia ir nepaveda. Žodžiu, čia bortelis turbūt bus visas nesuplėšytas, gal kažkiek deformuotas. Pažiūrėsim. Oras puikus ir jau beveik išlipo iš duobės bortas 3/4. Viskas eina normaliai, sklandžiai. Gera proga, geras laikas prisiminti tuos karštus vakarus, vasaros. Tai pradėsiu nuo to, kad šarvą tą 34 bortą būtent dešinys tas bortas buvo. Mes radom iš tikrųjų žiemos pradžioj, gruodžio mėnesį. Taip norėjom naktį pralėkti per apsus ir netyčia užkliuvom. Jo linkėjimai Karolukui. Su Karoluku mes radom tą bortą. Buvo iš tikrųjų labai smagu, bet
iš karto susimąstėm, kaip mes jį ir kada iš ten paimsim. Tai va, palaukiam apie 7 mėnesius ir karštą vasaros vakarą, kažkur antroji pusė vasaros. Realiai tai tuo pačiu laiku prieš daug metų ten ir vyko tie mūšiai už Raseinius, kada stumdėsi rusai su vokiečiais, 7 vokiečių tankų divizija ir dar ten prie to pačio kariavo SS desantininkų batalionas ir taip toliau, ten visų dabar neišvardinsiu. Tai va, toks įdomus tapimas prieš daug metų, taip pat vasarą. Tie Raseiniai ėjo kelis kartus iš rusų vokiečiam ir atvirkščiai. Sugrįžom, žodžiu, mes tenai į tas ražienas, va, kaip matom, ir gana negiliai, šiek tiek giliau negu plūgas. Tas šarvas buvo bortas, sveikas, gražus, nedeformuotas bortas. Ilgai neužtrukom, gana greit mes ten jį pakėlėm, sausą. Problemų nesukėlė, privažiuoti pavyko irgi. Tai dar kartą ačiū Koralukui už pagalbą, už tas geras akimirkas, smagias, įdomias. Aišku, visada tikimės vokiečio. Va, vokiečiai ko gero liko pačiam mieste. Kažkur tai miesto pakraščiuose buvo, irgi turbūt sudaužytų tankų, rusų 34 tai garantuotai, ir kažkiek tai vokiečių. Iš prisiminimų ten išskaičiau vokiečių prisiminimų, kad keli 34 tankai stovėjo Raseiniuose moterų vienuolyne. Nu, o kitus sudaužytus palaidotus gabalus, šarvus, tankų fragmentus ir ko gero nemažai vokiškų tankų fragmentų užstatė pastatais pačiam mieste ir pakraščiuose. Žodžiu, o po to tie pakraščiai prasiplėtė. Tai šitas 34 tankas buvo rytų pusėje nuo miesto. Žiūrint rytų pusėje, iš rytų puolė ir vokiečių artilerija jį susprogdino. Nu ką, bortas pakilęs, čia kažkur tai 1,60 m galas jau. Laukiam sunkvežimio. Šitas galiukas žemėje dar kokias 70 cm. Judėsim toliau. Žodžiu, taip, važiuojam link namų per Dubysos slėnį ir vežam 5 metrų ilgio T-34 tanko. Ko gero, čia dešinys burtas. Dešinį burtą, visą gražuolį, tiesų, sveiką sielą, kaip sako. Ir būtent važiuojam per tą vietą,
vietą, kur stovėjo vokiečiai. Grupė vokiečių kariuomenės. Ir laukė rusų puolimo, ko gero. Grupė Raus. Dabar ta istorija toliau keliauja gabalais nedideliais, po pusę tonos, po toną, po pusantros. Keliauja toliau ir po truputį tie tankai renkasi.